Pas mane vienintelė patirtis su buhalterija buvo tokia, kad aš dirbau pardavimuose, važinėdavau iš Vilniaus į Kauną į Klaipėdą pas klientus, visur skubam, nieko nespėjom ir man dingo viena sąskaita. Mūsų mylimoji buhalterė sako, turi man atvežti iš klientų su parašais. Sakau, gal yra kažkoks kitas būdas, kaip tą galima padaryti. Ne, sako, turi atvežti. Tai mano klientai buvo Klaipėdoje, aš tuo metu buvau Vilniui. Tai aš visą darbo dieną būtent susideginau dėl to, kad nuvažiuot pas klientus, pasiimti sąskaitą ir atsivežti pas buhalterę su jų parašais jų. Aš irgi atsimenu, mes vieną kartą per mėnesį su pundu sąskaitų ir ten paukščiuojam, sėdim 2 valandas. Tai yra kažkas tokio. Aš negaliu patikėti, kad dar kažkas taip gali daryti. Tai labas Milda, labai malonu, kad prisijungiai pabendrauti su mumis. Gal tada trumpai galėtum prisistatyti, ką darai, kuom gyveni ir kaip bendrai sekasi. Tai esu Mo muziejaus vadovė, dirbu su muziejuje jau iš tikrųjų ilgai, nuo 2012 metų esu muziejui ir vis tiek tas etapas iki muziejaus atidarimo buvo vienoks. Tai skaičiuoju tą tokį tikrą muziejų vadovavimą nuo 2018 metų, kada Mo muziejus ir atsidarė. Ir tiesą sakant, vos tik spėjom atidaryti muziejų, pradėjom dirbti su RoboLabs. Tai viskas, mūsų irgi istorija pakankamai ilga ir nuo muziejaus pradžios taip augam kartu. Jo, tai Milda, jūs turbūt nuo pat pradžių su RoboLabs, su mūsų RoboLabs pradžia, mes kartu apjungiame šitus dalykus, padedame jums ir jūs padedat mums augti. Gal tada trumpai galėtum papasakoti apie savo kasdienybę, kaip atrodo tavo kiekviena diena, kaip į tą meno gyvenimą tu iš vis įsivažiavai ir kaip visą tai atrodo kartu su RoboLabs kaip dera. Tai su RoboLabs meno gyvenimas tai yra toks, sakyčiau, vis tiek yra vienas dalykas, kad mes kuriam patirtis, norim daryti poveikį žmonėm, pozityvų poveikį parodomis, kad jie ateitų, kad patirtų platesnį kontekstą, kad susidurtų su tam tikrais klausimais, tokioj saugioj muziejaus erdvėj, patirtų gerų estetinių išgyvenimų ir panašiai. Bet mano kaip vadovės diena tai aišku yra labai susijusi su tuo, kaip mums sekasi. Ir tas, kaip mums sekasi, tai aišku, prasideda nuo to, kad įsijungi RoboLabs ir pasižiūri, o tai kiek vakar tų lankytojų buvo, kiek čia pardavėm bilietų į ekskursijas, nes ta pusė, kiek lankytojų buvo, kiek žmonių apsilankė ekskursijose, kiek edukacijose, yra ir tuo pačiu indikatorius, kaip mums sekasi, ar mes pataikom, ar kuriam tai, kas yra reikalinga, kas yra aktualu. Tai tą gebėti, stebėti kiekvieną dieną, čia ir dabar, rūšiuoti tuos dalykus į skirtingus produktus ir matyti, kaip sekasi labai skirtingoms veiklos sritims. Ir kai tau nebereikia dėl to skambinti buhalteriui ar ieškoti kito žmogaus, kuris tau gali kažką paaiškinti, o tiesiog pats gali atsidaręs čia ir dabar matyti, kaip tau sekasi, kur mes esam, tvarkyti daugybę man iš tikrųjų ne pačių įdomiausių klausimų, kaip kad įsakymų tvirtinimai ir panašiai, bet tai tampa tikrai pakankamai neskausmingų procesų kartu su šita sistema. Okay. Labai smagu girdėti, kad galim palengvinti tą kasdienybę turbūt ir daugiau laiko iš vadovės prizmės turbūt gali skirti kūrybiškumui, ar ne? Tai čia mano toksai kitas klausimas. Iš kur jūs semetės būtent to kūrybiškumo? Kiekviena diena pas jūs atrodo labai tokia dinamiška ir reikia daug tos kūrybos. Tai kaip tai atrodo? Man kūrybiškumas ir šiaip Mo muziejus toks atrodo yra labai tarpsritiškas. Mes nesam tik tai apie tai, kad kuriam parodas skirtas meno mylėtojams ir sukamės tokioj siauroj savo nišeliai. Mes iš pat karto, kai tik pradėjom veikti, nusprendėm, kad žmonių, kuriems menas gali būti per labai skirtingas prieigas, dėl labai skirtingų priežasčių aktualus, reikalingas, apdovanojantis, yra daug ir, aš taip sakyčiau, visi. Ir tik tai tiek, kad reikia rasti kelią ir rasti prieigą, kaip ten ateiti ir kaip parodyti tą meno aktualumą. Pavyzdžiui, mokyklos ir mokiniai. Tai mes tikrai matom, kad muziejus nėra čia pramoga, kur nuvažiuosiu gegužės ten vieną savaitgalį, bet mes norim ir dirbam ir kuriam dalykus, kurie būtų aktualūs ugdymo procesui
procese, kad mokytojams būtų aktualu, kad vaikai įgytų tai, ko neduoda vien tik tai matematikos, fizikos, literatūros pamokos, kad atsirastų ta kritinio mąstymo, kūrybiškumo dimensija. Tada sveikata. Mes žinom ir iš tyrimų, iš pasaulio sveikatos organizacijos, kad meno žiūrėjimas, buvimas meno erdvėj mažina stresą, gerina mūsų visą hormoninę pusiausvyrą ir panašiai. Tai kam nepatinka menas, gali ateiti ten pasisveikatinti. Tada tiesiog laisvalaikis, bet ir tas laisvalaikis, mes, kai atėjom į rinką, pamatėm, kad, santykis su muziejais daugeliu žmonių yra toksai, kad, buvau kažkada tai mokykloje ir tiek. Tai mūsų buvo noras užkurti, kas, man rodos, labai sėkmingai dabar pavykę ir tai vyksta, kad muziejų lankymas yra kasdienybės dalis, tai yra vieta, kur aš įsikvėpiu, randu kažką įdomaus. Ir visa tai reikalauja kūrybiškumo. Kūrybiškumo, kaip sujungti dalis, kurios galbūt iš pat karto atrodo labai nišiškos, labai aktualios siaurai auditorijai, bet mes norim, kad tai būtų tikrai išnaudojama daug plačiau ir tada ieškom tų sąlyčio taškų, netgi su verslu. Su verslo bendruomenė turim formatus kaip It's a Match, kur kalbam apie kūrybiškumą ir verslą. Okay. Ir matom, kad ta bendruomenė auga ir, žinoma, mecenatai ir panašiai. Tai man yra toks pavyzdys, kad tai yra apie labai daug tarpsritinių dalykų ir juos reikia jungti. Ir tam reikia kūrybiškumo, tam reikia domėtis labai daug skirtingų temų. Tai mano kaip vadovės darbas ir man tai, aišku, pakankamai natūraliai gal išeina, nes man yra smalsu, man yra įdomu ir apie sveikatą, ir apie švietimą, ir apie verslą, ir galvoti, kaip mes galim dalyvauti tose ekosistemose ir kaip būti prasmingam ryšyje. Labai smagu girdėti, kad iš tikrųjų tiek daug dinamikos ir daug skirtingų kampų, kaip galima prieiti tiek prie kūrybos, tiek prie verslo. Tai labai džiugu ir aš manau, kad čia būtent RoboLab su Mo muziejum ir turi tą bendrą sąlyčio tašką, kad mes šiuolaikiškai ir kūrybiškai turbūt žiūrime į tuos procesus. Jūs į meną, mes iš savo pusės turbūt į buhalteriją ieškome tų būdų, kaip galėtume padėti savo klientam. Ir manau, kad mūsų pavyzdys ir yra vienas iš tų tokių tikrai sėkmingų, džiugių pavyzdžių, kur galim surasti. Visiškai, iš tikrųjų. Ir man tai buvo be galo, nes RoboLabs aš irgi stebėjau per visą tą laiką ir tą vystymąsi, augimą, naujų ten funkcionalumo atsiradimą, kaip į tokį labai gerą kūrybiškumo ir verslumo pavyzdį. Ir man yra buvimas ir bendravimas su verslu toks yra abipusis įkvėpimas, nes tu iš tikrųjų irgi žiūri tam tikros logikos, kad jūs irgi žiūrit, ko klientui gali reikėti. Kas gali būti patogu. Ir, iš tikrųjų, kai pagalvoji, man net sunku pagalvoti, kad anksčiau tai buvo ant vadovų galvų. Taip. Visi ten tabeliai, atostogos, skaičiavimai. Ir kai dabar visa tai yra tiesiog atiduota protingam įrankiui į rankas, tai yra nuostabu. Nekalbant jau apie visas sąskaitų vedimą ir kad, aš net neįsivaizduoju, ar dar kažkas nedebesyje tai tvarko tokius klausimus. Tai vienas dalykas tai būti prie savo duomenų, čia ir dabar. Kitas dalykas, tai tikrai tas resursas, kiek reikia tvarkyti, yra, labai šauniai nudeleguotas jums. Ir dar vienas dalykas, ką vis tiek man labai svarbu pasakyti, ir kai mes renkamės partnerius, ne apie daug partnerių gali tą pasakyti, kad jie irgi eina koja kojon su klientu. Ir kai tau atsiranda nauji poreikiai, naujos idėjos, tu aišku žiūri savo visą tiekimo grandinę, kaip mes galėsim tą padaryti. Ir vis tik tai Mo muziejus, mes pamatėm, kad mūsų edukacijų ir darbas su mokyklom taip išsiplėtė, kad kūrėm registracijų sistemą. Ir tą registracijų sistemą reikia integruoti su mūsų buhalterinė sistema, kad sąskaitos suvaikščiotų, kad viskas automatiškai veiktų ir nereiktų niekam dirbti Exceliuose, siuntinėti laiškelių ir taip toliau. Tai RoboLabsai visur, kur mes judėjom į priekį, judėjom kartu ir yra nuostabu, kai buhalterinė sistema, Mo muziejuje atsiranda terminalai, mums reikia susijungti su savo buhalterija ir štai mes ten susijungiame ir viskas vyksta. Turime sandėlį, prekes, parduotuvę, visa apskaita važiuoja ir veikia ir mes galim irgi puikiai tyrinėti, ką parduodam, kur mūsų likučiai ir panašiai. Tai tikrai yra, toks labai progresyvus, toks, koks turėtų, manau, šiais laikais būti judėjimas pagal sugyvenimu, o ne tai, kad mes to negalim. Taip. Taip buvo nesuplanuota, nes viskas per daug greitai keičiasi ir mūsų veikloje mes lygiai matom, kad galim dirbti tik su partneriais, tokiais ir taip efektyviai
kurie supranta, kad taip, prieš metus sveikata nebuvo aktualu, dabar sveikata yra aktualu, mes dirbsim čianai. Taip, neturėjom daug, dabar turėsim, reikia prisitaikyti. Tai tas yra be galo svarbu ir tikrai su jumis greitai ir labai kokybiškai ateinam ten, kur galim jau uždaryti klausimą ir judėti toliau. Tai labai smagu girdėti, kad padedam vieni kitiems adaptuotis prie situacijos ir kad galim surasti tuos bendrus taškus, ar ne. Tai Milda, dar truputėlį gal papasakok iš savo prizmės apie mecenatystės dieną. Aš kiek atsimenu, praeitais metais pirmą kartą buvo jinai paminėta Lietuvoje ir jūs buvo tokie vieni iš iniciatorių, ar ne? Tai labai džiugu ir manau, kad puikiai iniciatyva. Gal truputėlį galėtum tada iš savo pusės papasakot apie ką tai, kad būtent daugiau Lietuvos sužinotų apie tai. Mecenatystė ir filantropija yra vis tiek Mo muziejaus DNR, nes Mo muziejus, nepaisant to, kad mes parduodam bilietus ir kartais kyla klausimų, tai jūs taip sėkmingai veikiat, tai tikriausiai jūs esat komerciškai sėkmingi. Tai taip, mes esam sėkmingas muziejus, bet visi sėkmingiausi pasaulio muziejai iš bilietų, iš savo veiklos generuoja apie 1/3 pajamų. Tai mes irgi turim tikslą, kad 30% savo pajamų mes užsidirbam, 30% bandom gauti ir generuoti aplikuodami viešuosius finansus, teikdami paraiškas, dalyvaudami projektuose, o 30% yra vis dėlto filantropija ir privačios įmonės ir asmenys. Ir dėl to mums yra be galo svarbu šitą temą puoselėti Lietuvoje, nes kai pradėjom dirbti, supratom, kad nėra tradicijų filantropijos ir ypač tokiuose srityse kaip kultūra. Paremti nelaimės yra gal natūraliau ir ten žmonių širdis tikrai yra jautrios ir atviros, bet galvoti apie kultūrą, apie švietimą, kaip apie investiciją, kur filantropai gali daryti pokytį, tai buvo mūsų tokia misija ir mes tą temą kalbam nuo pat atidarimo. Ir vienas iš dalykų, kuris aišku yra be galo svarbus, tai yra, kaip tu tą temą aktualizuoji. Tai yra keli momentai, minkštieji ir kietieji. Kietieji tai yra, ar Lietuvoje paprasta teikti paramą, ar yra paskatų ir kur mes čia esam pasauliniam kontekste, tai yra darbų nudirbtų, bet yra dar ką ir nudirbti, tai vienas iš svarbiausių yra fiziniam asmenim, mokestinė paskata teikti paramą. Tai pavyzdžiui, jeigu aš suteikiau paramą, aš galiu iš savo gyventojų pajamų mokesčio ją atimti ir kad ji būtų neapmokestinta. Tai čia yra visur pasaulyje galiojantis principas, išskyrus Lietuvą, Rumuniją, Vengriją ir Slovakiją. Turiu minti EBPO kontekstą, ne visą pasaulį. Tai čia mūsų darbai tokie kietieji, bet yra ir ta minkštoji pusė, tai apie tai kalbėti, švęsti mecenatystę, pagerbti mecenatus. Ir mes pasiūlėme minėti pasaulyje minimą mecenatystės dieną ir labai džiaugiamės, kad tai buvo išgirsta, atsižvelgta ir dabar lapkričio 15 dieną turime nacionalinę mecenatystės dieną. Tai labai puikia iniciatyva, dar kartelį sakau, tikrai puikus darbas padarytas. Aš gal truputėlį dar iš Robo Labs prizmės norėčiau sužinoti būtent tuos pagrindinius išskirtinumus, kaip ir paakcentavai, ar ne? Tai mūsų sistema, mūsų buhalteriai turbūt ir patys. Kas yra pas jūs kiekvieną dieną naudojama ir iš esmės kelia džiaugsmą prisijungusių sistemų ir galvojat, kaip faina, kad pagaliau aš turiu šiuolaikišką sprendimą, skaitmenizuotą sprendimą ir nereikia man vartyti popierių ar naršyti Excelių. Yra matyti per labai skirtingus pjūvius, kaip tai veikia kasdienoje. Iš vadovo perspektyvos, tai aišku, matyti tą bendrą vaizdą, kur mes esam, kokios išlaidos, kaštų centrai, pajamų centrai ir panašiai. Matyti bendrą vaizdą. Tada, aišku, gal didelėm įmonėm kitai, bet mažesnėm tai ypač aktualu visokie įsakymai, nuo komandiruočių iki atostogų ir visa kita. Tai Robo Labs sistemoje tai yra tikrai tai neskausmas, o toks paprastas veiksmas labai. Tai tas irgi yra be galo malonu matyti, stebėti ir tos pačius kiekvienam žmogui, netgi darbuotojui, prisijungti prie savo profilio, matyti, kiek turi atostogų, matyti savo visus aktualius duomenis ir panašiai, atlyginimą. Tai, manau, irgi yra be galo toks skaidru, paprasta ir tu esi tokiam kokybiškam šiuolaikiniam ryšyje ir su savo komanda. Aišku, biuro administratorė, tai manau, čia būtų kitas žmogus, kuris turėtų krūvą komplimentų, nes tai yra tai, ką daro kasdien, tai yra sąskaitų teikimas, skolos, matymas visų mūsų tos jau tokios buhalterinės pusės, kuri irgi yra be galo paprasta.
prieinama ir greita ir efektyvi, kai mes visą tą darom tiesiog susijungę per sistemą. Žinoma, mes tai be galo esam laimingi su savo buhalterė padedančia Justina, su kuria jau dirbam, nežinau, tikrai irgi beveik nuo atidarimo, nes tas ir santykis yra toks efektyvus, jis toks yra sklandus, padedantis ir pati sistema jau yra pakankamai taip sukurta, kad tau nereikia tiek daug, atrodo, pagalbos žmogaus, bet vis tiek reikia ir ta pagalba būna, tiesiog tikrai labai labai kokybiška, labai efektyvi ir mes turime, tokią konsultantę su finansais, kas mums padeda šiek tiek tokio CFO outsourcintą funkciją atlikti, tai irgi, tas ryšys toksai absoliučiai yra kokybiškas ir kuris padeda augti, padeda analizuoti, padeda suprasti geriau ir savo, taip sakant, duomenis ir tą situaciją. Tai yra tokia irgi prielaida sėkmei ir tokiam tvariam finansų tvarkymui. Pas mane vienintelė patirtis su buhalterija buvo tokia, kad dirbau įmoniai ir turėjom tokią vyresnę buhalterę, pavadinkime, Danutę, ar ne? Tai mūsų mylima Danutė buvo ta moteriškė, kuri šiaip labai atsakingai savo darbą dirbdavo, bet kur jau yra ribos, net kur truputėlį per daug atsakingai. Ir aš dirbau pardavimuose, važinėdavau iš Vilniaus į Kauną į Klaipėdą pas klientus ir buvo gruodžio pabaiga, kalėdinis laikotarpis, žiauriai daug visko, visur skubam, nieko nespėjom ir man dingo viena sąskaita. Neturiu sąskaitos. Skambina man mūsų mylimoji buhalterė, sako, Karoli, kur sąskaita? Sakau, nežinau, galiu išsitraukti iš sistemos, nes pas mus ten turėjom tokią griozdišką sistemą. Sako, ne, turi man atvežti iš klientų su parašais. Sakau, gal yra kažkoks kitas būdas, kaip tą galima padaryti. Ne, sako, turi atvežti. Tai mano klientai buvo Klaipėdoje, aš tuo metu buvau Vilniui. Tai aš visą darbo dieną būtent susideginau dėl to, kad nuvažiuot pas klientus, pasiimti sąskaitą ir atsivežti pas buhalterę su jų parašais jų. Ne, tai čia, ta prasme, aš irgi atsimenu, mes vieną kartą per mėnesį su pundu sąskaitų. Taip. Ir ten paukščiuojam, sėdim 2 valandas, tai yra kažkas tokio. Aš negaliu patikėti, kad dar kažkas taip gali daryti. Žinok, ir iš tikrųjų čia yra tokia, gal net sakyčiau, opi problema turbūt, kad daug kas net nežino, kad galima skaitmenizuoti kažkaip šitus variantus, nes jie turi, žinai, ilgą laiką jau veikiantį procesą, kad ir kaip jisai veikia, bet jisai kažkaip veikia. Turi buhalterį, kuris yra jau vyresnis, daug laiko kartu su juo būni, ir tau atrodo tai tiesiog natūralu. Natūralu, taip yra. Nes sąskaitėlės su visas ten tiesiog dabar ir sąskaitų daug kas ir siunčia jas elektroniškai, tai tiesiog jas, jos net fiziškai iš vis niekada negauna jokio pavydalo. Taip. Tai Justinai linkėjimus perdodam, naisim pasilabinti su ją, galėsi ir tiesiogiai perduoti be abejonės. Paskutinis turbūt tada klausimas uždaryti mūsų būtent šitą pokalbį. Ko tu palinkėtum būtent tiem vadovam įmonių, kurie dar vis turi savo Excelius, vis dar kiekvieną dieną turi popierius, neša dokumentus savo buhalteriai ir sako, ar čia viskas tvarkoje, ar nieko nepamiršau. Yra dar tokių įmonių? Tikrai dar yra, tai būtent ir norėčiau sužinoti, ką galėtum. Tai aš tik tai noriu palinkėti nustoti tą daryti kuo greičiau ir iš tikrųjų kiek visokių klaidų įsivėlusių yra nuo to seno laiko ir man net, tai yra tikrai laiko gaišatis, tai yra vienas. Antras momentas, tai man atrodo, kad tai yra labai gera jausti tą kontrolę, ta prasme, kad tu matai pats finansus, tu gali, ta prasme, verslo analitika, tai vis dėlto nėra tas pats, kas didžioji knyga ir daugybė klasių ir taip toliau. Tai kiekvienam vadovui, aišku, tu gali įsigilinti, skirt laiko, bet kai tau yra tie duomenys jau supjaustyti pagal tavo kaštų centrus, pajamų centrus, kai tu gali daryti jau tokias analitinės įžvalgas ir stebėti, suprasti, tai kur čia veikia, kur neveikia dalykai tavo versle, tai yra tikrai didelis privalumas ir, pridėtinė vertė. Tai laikas, dar kartą laikas ir šiaip analitika, kuri jau ne tik taupo resursą laiko, bet padeda čia ir dabar daryti įžvalgas, išvadas ir judėti taip į priekį su savo planais, verslais ir augimu. Super. Tai aš manau, kad ačiū labai tau, buvo labai smagu pasikalbėti ir tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi ir jūsų veikla ir tai, kad mes galime vieni kitiems padėti, nes kaip ir tu minėjai apie tos muziejus, mo muziejus būtent ir buvo tas muziejus, kuris mane įtraukė į
į muziejų gyvenimą, paskatino eiti į juos ir domėtis daugiau kultūrą. Tai tikrai... Žiauriai geras irgi grįžtamasis ryšys, nes man čia yra džiaugsmingiausi atvejai, kada ne meno mylėtojo, būtent bet kas dirbantis labai skirtingose statybų, finansų, sritise, medicinoje, mokykloje atranda muziejų ir mes taip galim susikalbėti ir kažką daryti kartu gero. Thank you.